Virgi, tai ar buvai pasiilgęs jau tokių kovų kaip šiandien? Per tą 6 mėnesius, kol nežaidė krepšinio? Tai visą laiką, kai esi krepšininkas nuo mažens ir nežaidė pusę metų, tai manau kiekvienam yra sunku įsiskirti su krepšiniu ir aišku, emocijos tokios, praktiškai nėra žodžių, kai pasiilgsti krepšinio ir visą save išliet gali, ką šiandien padariau. Ar prisimeni, kada paskutinį kartą surinkai dvigubą dublį? Dvigubą dublį su pernai padariau. Ne, dvigubą. 23 taškai ir 21 kamuolys. Ne, 21 tai nebuvau dar atkovęs. Buvo Belgija 18, bet tai čia ne statistika esmė, o kad laimėjom visi. Kaip manai, kas lėmė tą persilaužimą antroje pusėje, kai rungtynės pradėjo tikrai labai prastai, bet paskui sugebėt grįžti į žaidimą? Aš manau, kad buvo tokia atkarpa, kur pasigynėm labai gerai ir neleidom pelnyti labai lengvų taškų, ką jie pačioj pradžioj padarė, užbombardavo tritaškiais, ypač Vileitą ir ant greito užpuolė. tą sustabdėm, tuos du dalykus ir poziciniai gynybai apsigynėm. Ir čia buvo pagrindinė esmė, kur pradžioj paleidom, o paskui su to susitvarkėm. Ir žiūrovai padėjo labai, iš tikrųjų. Kaip tau Utenos publika? Nuostabu, puikiai, nėra žodžių. Dabar varžovas gali būti Techasas arba Neptūnas greičiausiai. Kurio labiau norėtum, kaip tau labiau atrodo, kuris parankesnis į vienus komandą? Aš nesirenku, iš tikrųjų, čia man tas pats. Man jokio skirtumo.